Išplaukėme iš Rønneshamno miestelio, plauksime į Slidę. Sildę. Plauksime į Sildės miestelį, kuris randasi 40 jūrmilių į šiaurę. Turėtume užtrukti apie 10 valandų. Tai dabar yra turbūt apie 9, be 15:09, tai atplauksim vakare. Panašu, kad mūsų plaukimas baigsis šiek tiek, arba netgi ne šiek tiek, o stipriai anksčiau negu planavom. Dingo vėjas, prasidėjo lietus, nelabai malonios sąlygos būti čia jūrai. Tai plaukiam į artimesnį miestelį, Ljugarn vadinasi, į nedidelį labai uostelį. Tikėkime, kad mums užteks tenai gylio. Teko šiek tiek pasiremontuoti variklį. Remontas smulkus, bet šiek tiek taip nustebino. Beplaukiant su varikliu dingo akceleracija, apsukos nukrito. Pagalvojau, kad pagavom į propelerį kokią valą arba šliūrą, bet bandžiau pažvejoti su kobiniu, nieko nebuvo. Tada atsidarius variklio skyrių pamačiau, kad atsikratė varžtelis, kuris laiko gazo trosą prie siurblio. Tai tiesiog remontas labai paprastas, užsukti varžtelį, uždėjau kontrvaržtą, tai iki uostelio pakaks, o ten jau gal susirasiu kažkokį su vinilo įdeklu, kad taip lengvai neatsisuktų. Švenčiame atvykimą į Ljugarn miestelį. Tradiciškai atvykimo proga alaus bokalai. Ne bokalai, skardinės šiuo atveju, bet reikia laikytis tradicijų. Va toks mažiukas uosteliukas čianai. Ganėtinai mažų laivų uostelis, nes gylis čianai yra apie 1,40 m. Tai labiau tokių valtelių yra. Ir aplinkui va tokie mažulyčiai vasarnamiukai. Ir man atrodo, kad čia yra atvažiavusių turistų, kurie tiesiog atostogauja čia. Išvažiavome su dviratukais pasidairyti po Ljugarn apylinkės. Tikėkime, kad čia daugiau ką pamatyti galime. Kol kas atriedėjom tiesiog ant molo. Jau ko nesitikėjau šitoj saloj, tai pamatyti tokių zuikučių. Nors čia net ne zuikučiai, čia triušiai, jie tokiam trumpom kojytėm. Ujetau, kokie mėly. Ir daug jų matėm čia šitoj pakrantėj. Jau panašiau į mum įprastos Baltijos paplūdimį, bet pliažas pas mus gražesnis, didesnis ir kvapnesnis. Nameliai tokie akmeniniais stogais ir mediniai nameliai su vaizdu į jūrą, tokie trobesėliai. Aišku, čia tiek ir to vaizdo. Ir va labai įdomus toks stulpas. Atrodo, ant kurio galėtum užlipti ir stebėti jūrą, ar kaip švyturį naudoti. Papasakau, kur mes čia atvažiavom. Nežinau, kur atvažiavom. Folhamar buvo parašyta. Folhamar parašyta švediškai, viskas neina suprast. Bet atvažiavom į tokį paplūdimį, kuriame tokios akmeninės struktūros. Jo, čia visur jų yra. Įdomus vaizdas. Liūtas karalius, Pirdūnas. Atsisėdo ant ožio, vikingų karalius. Stebi Baltijos jūrą. Tarp visų šitų uolų dar auga obelis ir stovi pora suoliukų, kur galima prisėsti, išsikepti kokį nors kepsniuką šašlikinėje. Taip įdomiai. Koks medis raganiškas. Bet tu ten darai?
Va tie senoviniai trobesiukai, vėl pro juos važiuojam. Ir tokios va durų rankenos, medinės, stogai akmeniniai, tokie va kiemukai. Nu, labai įdomiai atrodo. Labai fainas miestelis čia. Dieve, čia tiek mielų, gražių sodybėlių. Labai jaukiai visas miestelis atrodo. Vasarnamiukai ant kiekvieno kampo. Taip jauku. Nu, va jau ne vieną šiltnamį matau, kur ne daržovės auga, o stalas pastatytas pietum. Tikriausiai rytoj 7 ryto keliamės, einame į dušą, išsimaudame, išsiprūsime ir 8:45 bus mūsų autobusas, kuris išveš mus į Visbį. Tikimės pasiimti savo dviratukus, nors dar pasižiūrėsime, ar tikrai jų reikia pačiam Visbyje, gal tiesiog viską bus galima eiti ir pėsčiomis. Tas susiruošiam, išsiprausiam, tai toks kabutėse, jeigu tai užteko, o aš išsimuilavau galvą. 3 kartus. Bet 3 kartą neužteko karšto vandens išsiplauti tą šampūną, apie kondicionierių jau iš viso net nekalbu. Tai tiesiog su šaltu vandeniu teko pabaigti. Dabar tikriausiai nekondicijoje galva. Nu. Nekondicionuota. Taip. O šiaip tai parėdėjom atgal į tą nedidelį uostelį, kuriame sustojom. Ir gaminamės vakarienę. Va. Čia kepsninė. Ruošime sūrį ir mėsą. Čia mano? Nu, kaip nori. Planavau, kad bus mano, bet tebūnie tavo. Pradedam savo rūkanotą rytą, žygiuodami į autobusų stotelę. Sėdime autobusą, tvarkingai prisisegę, nes tokie va ženklai dega, kad reikia prisisekti. Ir šiaip reikia prisisekti. Nusipirkom bilietukus į Visbį už 80 kronų, 41 žmogui, kas gaunasi apie 4 eurus, o važiuoti apie 54 km iki tam. Atvažiavom jau į Visbį, oras tai tiesiog superinis, purškia. Kokie 19 laipsnių maks, gal ir tai, gal kokie 18 tiktais. O tuo tarpu Lietuvoje 30 kepina. Iš 200 kg. Nu. Nu čia. Tokie įdomus vartelių užraktai, sklastis. Galėtų būti orelis ir dėkingesnis mūsų pasivaikščiojimam. Tai kokie viduramžių tvirtinimai buvo Gotlande padaryti. Matyt, nuo priešams. Visbio katedra, didžiulė tokia bažnyčia. Ir čia tokia medinė babaisa. Dviratukai ir motoroleriai yra įparkuoti į Visbį juosiančią sieną. Ir aišku, čia jau niekas neriša, nerakina, nes žino, kad nieks ir nepaims. Atėjom į McDonald'ą pavalgyti. Atrodo keistas pasirinkimas, kai esi svečioj šaly, bet yra vegetariškas burgeris. Labai norėjau paragauti.
Čia yra griuvėsiai bažnyčios, teisingiau 2 bažnyčių, kurios buvo kartu sujungtos, o pastatytos jos buvo 12 ir 13 amžiuje. Reportažas iš geriausios vietos buriuotojams Švedijoje. Iš Biltemos. Apsipirkom, apsišopinom ir dar ledų nusipirkom. Ledai yra neįveikiamo dydžio. Buvo kaušas didelis. Jo, jisai su dideliu kaupu buvo. Vos ne kiek apačioje, tiek ant viršaus dar. Ir tokia viena ledų porcija kainuoja 10 jų kronų, kas net nėra pilnas euras. 85 centų. Iš Biltemos įsigijom tokias kėdutės. Labai patogu, labai rekomenduojame. Turėtų būti patogu sėdėti, plaukti ir vairuoti va šitai. Tie atlošai užsifiksuoja keliose skirtingose padėtyse ir gali va patogiai sėdėti atsilošti. Kojas ištiesęs plaukti. Vakarieniaujame švediškai. Gotlandietiškai dar čia klausimai. Ne, švediškai. Štai mūsų gotlandietiški dešrainiukai. Jau po antrą valgom. Švedijoje labai populiaru, labai dažnai žmonės juos valgo, net pavyzdžiui ir Biltemoje gali gauti tokį dešrainį. Hello. Kaip reikia švediškai sakyti. Hei, hei. Pagaliau išaušo saulėta diena Švedijoje. Dabar yra turbūt apie kokį 20 laipsnių. Tai jau galima kartais netgi džemperius nusimesti, būti su šortais ir pasimėgauti šilumą, kai tuo tarpu Lietuvoje apie 30 laipsnių. Šiandien turime tik tais pusdienį Švedijoje likusi. Iš tikrųjų beliko mums tik keletas valandų. Važiuosim pasivažinėti su dviratukais, o vakare sėsim į laivelį ir plauksim atgal Klaipėdos link. Kokie čia stovintis akmenys. Jau čia tikrai žmogaus rankom sustatyta. O jum ne karštas su savo tais juodais nukučiais. Stojom išgerti kavytės prieš kelionę. Na, panašu, kad paskutinis reportažas iš Švedijos pakrantės. Kursim variklį ir atsišvartuosim. Dabar yra 4:30 vietos laiku. Pradėsim judėti link jūros ir 5 valandą jau, kaip ir manau, pasigausim visai neblogą vėją. O dabar pučia. Jo, jau ir dabar pučia. Paplaukiam 1,5 valandėlės nuo kranto, gavom jau normaliai vėją visai, tai dabar plaukiam 5-2 kažkur tai mazgo ir pagaliau be variklio jau ant būrių. Sėdžiu užuovėjai, tai čia iš viso, netgi sakyčiau, į karštąją pusę man tiek prisirengus, saulė spigina, o Egis jau tenai sėdi šilčiau apsirengęs, jam užpučia vėjelis. Sėdi patogiai jau ant kėdutės su atlošu, karališkai. Autopilotas dirba čionai, nieks iš mūsų nevairuoja, ilsimės, kaupiam jėgas nakčiai. Jūra rami, vaistų nereikia, kažkada turbūt prisireiks, tada ir pasižiūrėsim. Prasilenkiam dar su vienu krovininiu laivu. Pirmasis buvo kažkas panašaus į keltą, o dabar dujovežis plaukia.
Šiuo metu esame komercinių laivų kelyje, kuris tęsiasi apie 7 jūrmyles. Tai turim būti tokie visai budrus ir praleisti tuos krovininius laivus, kuo greičiau šitą kelią kirsti. Labas rytas iš kaimyninės Latvijos. Va kaip gražiai mus pasitinka kaimynai su škvalu. Tokios tokelis. Sėdim laive, užsidarę viduje, burės nusimetę, energijos masės atjungia, lyg tai galėtų padėti. Dreifuojam ir laukiam, kol praeis škvalas. Nes žaibuoja tai nevaikiškai, lyja ir vėjo nėra, tai nėra prasmės apskritai sėdėti lauke. Nu nieko, turėtų greit praeiti, kažkur kampe mačiau lyg ir šviesuoja, gal tiesiog ir taip ir prasprūsim ir toliau galėsim tęsti kelionę į Klaipėdą. Nu, man biškai atsibodus šitie škvalai, dabar antras pareina, nežinau, nosį gaunam, tai labai nemažai vėjo, kur išskridinėje reikėtų ją surinkti, kur maišyti. Likusią kelio dalį škvalai nesisklaidė, tai lietus, tai yra vėjo, tai nėra vėjo, bet galiausiai škvalam pasibaigus vėjo visai neliko, tai jau nežinau kelinta valanda mes čia motoruojame, bet esame visai prie pat Klaipėdos vartų ir tuoj pro juos įplauksime. Grįžta laivelis. Čia. Rytas Klaipėdoje. Pradedame dieną su švediškos pastos su muštekais. Vakar grįžę nieko jau nebefilmavom. Vyko pasitikimo šventėje, o po to išgėrėme po skardinę alaus ir lūžom kaip maži vaikai, nes buvome pakankamai pavargę. Taip pasibaigė mūsų kelionė Klaipėda Gotlandas, Gotlandas Klaipėda. Sveiki. Nu nereikėjo, gali iškart prie reikalo. Tai nežinau, ką aš net noriu pasakyti. Karvytė! Mu, 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 mu. Tuoj dės tortą. O, ded. Uodega tik kilo. Kodėl jis neskrenda? Ką papasakoti? Avytės! Ait! O dabar dujų terminalas plaukia. Dujovežis. O dabar dujovežis plaukia. Taip, ir viskas.